Kiek Lietuvoje yra žmonių, tiesa, kiek jau išvažiavo, kiek dar išvažiuos. Aišku, internetas tam netrukdo, ta prasme, lietuviai vis tiek naudosi lietuviškam svetainiam, siūsis ir panašiai. Tiek apie klaidas. Pakalbėkime apie šiuolaikinį vartotoją. Koks jisai? Visų pirma, aš čia užsirašiau tokią, jisai tinginys, nieko nepasitikė, nori visko daug ir pigiai, o dar geriau nemokamai, ir tik tada, kai jūs 2 valandas jam tai įrodinėsite. Galbūt jis tada paims. Netgi statistika, kad iš 100 susidomėjusių žmonių, vienas gali tapti jūsų klientu. Iš 100 susidomėjusių. Tai reiškia, pas jūs turi ateiti mažiausiai 1000, kurie tiesiog pasižiūrės, 100 susidomės ir vienas pasiims. Maždaug tokia statistika. Tai va, taip maždaug atrodo šiuolaikinis vartotojas. Ir kurgi yra tas tikslinis vartotojas? Internete. Kaip minėjau, anksčiau dar nereikia sureikšminti internetinio kanalo, taip smarkiai, kaip mums atrodo. Aišku, jau virš 60% Lietuvos gyventojų kasdieną naudojasi internetu, viskas labai fainas, skaičiai dideli. Čia gal dėl to, kad dalis išvažiavo, tai tie procentai pakyla. Nežinau. Pažvelkime, kągi veikia žmonės internete, kokie jų pomėgiai. Tai yra, ką jie daro. Čia yra šių metų statistika pagal TNS. Ir kaip matome, pirmoje, antroje vietoje yra naudojasi elektroniniu paštu, naudojasi paieškos sistemomis. Po to yra naudojasi internetiniais portalais, kadangi vėliau pamačiau, kad tinklai yra priskiriami prie portalų, tai supraskim, kad internetiniai portalai tai naujienų portalai. Tai vat yra tokia statistika, ką veikia žmonės internete. Pagal viešuosių, taip, čia yra dar Facebooko vartotojai Lietuvoje, tai kaip matome, jau jie užkopė aukštai, palei virš 700 000. Ir, kaip matom, linija jau stoja. Matyt, baigėsi rinka. Dar tiesa, yra kur lipti, bet jau yra tam tikra riba. Taip. Reklamos apimtis 2010 palyginus su tuo pačiu laikotarpiu 2009 į internetą buvo pakankamai didesnės. Kaip matom, čia vakar kaip tik iš TNS gavau šitos duomenys. Ir pagal TNS duomenys, kurie buvo pateikti Bernardinai LT dar kovo mėnesį, buvo planuojama, kad 2010 reklamos biudžetai bendrai Lietuvoje, bendrai visuose media kanaluose kris 14%. Vienintelis interneto kanalas buvo vertinamas, kad kils 15%. Bandžiau išsiaiškinti, ar taip yra ar nėra, pasirodo, TNS gali pateikti duomenys tik tai, kaip pasibaigs šitie metai, viskas suskaičiuos ir tada mes sužinosim, kaip visgi yra iš tikrųjų. Kiek žinau, turėtų būti kažkas salėje kaip atstovai iš TNS, nežinau, ar atvyko, turbūt ne, tai nieko matyti ir nepakomentuos. Tai va, dar tiesa, vakar buvo išplatintas pranešimas apie reklamos rinkos tendencijas ir pokyčius Baltijos šalyse, tai jį galima, manau, susirasti TNS LT svetainėje. Tai va, pakalbėkim, ar kanalas iš tikrųjų tik internete, jeigu mes kūrėm internetinį verslą. Kaip matome, geresnio grafiko ir naujesnio tikrai neradau. 2009 metais tas juodas yra interneto reklamos kanalas. Pasižiūrėję visus kitus kanalus, mes matom, kad jie yra žymiai didesni. Taigi, jeigu mes kalbam apie vartotojų poreikius ir kalbam apie internetą, tas kanalas pakankamai dar mažas. Visų pirma, mes turime formuoti poreikį kituose kanaluose, o internetą pasitelkti tik tai kaip jau tos papildomos informacijos davimą arba interaktyvaus bendravimo su vartotojais kanalą. Kaip susidaryti tą tikslinio vartotojo paveikslą? Jei pažvelgsime į Facebook reklamos
tiksliau, yra 4 būdai, tiksliau pagal 4 parametrus. Tai yra amžius, lytis, išsilavinimas ir susiję pomėgiai. Jeigu mes galime nusakyti savo tikslinę auditoriją pagal šitos parametrus, mes maždaug įsivaizduojam, kas tai yra, kas yra mūsų tas tikslinis vartotojas. Jeigu pažvelgsim į Facebooko langą, matome, kad parametrai labai panašus. Irgi amžius, lytis, kur gyvena, ir dar yra papildomų parametrų. Taip mes užsakome reklamą Facebook tinkle ir pasiekėm savo tikslinę auditoriją. Tačiau ar tas paveikslas, kurį mes susidarom apie savo tikslinę auditoriją, išryškina pačių vartotojų poreikius? Ne. Amžiaus grupė nuo 18 iki 20 mes galim jau spėti, kad jie tikrai mėgsta vakarėlius, taip, galbūt. Bet tik tai kokia procentaliai dalis juos mėgsta, kuri jų nemėgsta ir panašiai. Mes negalime to spėti, nes tai bus tik spėjimas. Taigi, pereikim prie trečios dalies, tai yra poreikių analizės įrankiai. Ir pradėkime nuo elementarių. Tai yra apklausos. Turėdami savo tikslinės grupės paveikslą, kuris susipiešiam ten pagal amžių, lytį ir panašiai, surenkame kažkokią apklausiamųjų grupę, kurie atitinka tuos parametrus ir užduodam klausimus apie jų pomėgius. Ar galime mes nuspėti, kokie to pomėgiai bus patys populiariausi ir taip toliau. Taip, kažkas išryškės, bet labai priklauso nuo tos apklausiamųjų grupės, kokio jinai bus dydžio. Deja, iš tokio tyrimo nebus labai didelės naudos ir jūs kažką spėsit, bet tai bus tik spėjimas. Antras būdas yra pasiūlyti išbandyti nemokamai. Jeigu jūs turite kažkokią paslaugą, susikviečiat vėlgi grupę kontrolinę ir bandot jiem įrodyti, kad jie tą paslaugą pasinaudotų nemokamai. Ypač internete tai padaryti netgi sunku dėl informacijos pertekliaus. Yra daug pasiūlymų kažką pabandyti. Visų pirma, prieš paimdami pinigus leiskite išbandyti, pasižiūrėkit, ką vartotojai apie tai šneka, ar jiem kyla poreikis naudotis tą paslaugą, prekę, nesvarbu, kas tai bebūtų. Jeigu taip, viskas faina, jeigu iškyla problemos, išsiaiškinkite jas ir į tai atkreipkite dėmesio. Ir keiskitės. Tai yra svarbu. Ir pasiūlymas išbandyti mokamai. Tarkim, jūs sugalvojat, blitz idėją, čia pat, darysim tokį verslą. Čia visi pirks, iškart prieinat prie draugų, pradžioje taip paprasčiausiai apklausti. Sakot, turiu tokį dalyką, ar pirksi? Be abejo, jo, tikrai pirksiu, čia tai paslauga, čia visiems tai patiks. Dėk pinigus ant stalo, aš to dabar ją padarau. Klausimas, kiek iš jų, kurie sakė, kad tai yra super idėja, tikrai padės pinigus. Į tai atkreipkite dėmesį ir galų galia, kai jie nededa pinigų, paklauskite, o kiek jie šiuo momentu galėtų padėti pinigų. Į tai atkreipkite dėmesį ir planuodami savo verslą irgi. Tai labai geras toks išsitestavimo būdas dėl kainodaros. Toliau, komerciniai būdai. Ten buvo tiesiog greitai patys išsibandot, susižinot kažką ir panašiai. Konsultacijos. Samdykite konsultantus, bet tik tuo atveju, jeigu jau žinote, ką reikia daryti, tik tai jums reikia kažkokių profesinių nurodymų, kur reikėtų pažiūrėti, kur ką paspausti, ar ten smulkmenos ir panašiai. Tada konsultantai yra labai gerai, konsultacijos yra gerai. Bet jeigu jūs nežinot ir esate šioje srityje naujokai, tikrai nerekomenduoju to daryti. Pirkite paruoštus tyrimus, pagal juos bandykite išsiaiškinti tam tikrų auditorijų poreikius internete ir panašiai. Tikrai atliekami įvairūs. Ir sekantis dalykas yra samdykite tyrimų kompaniją. Kiekvieno atveju atliekami individualūs tyrimai, tai yra pagal jūsų poreikius. Atskleidžiami tam tikrų tikslinių grupių poreikiai, imtis priklauso nuo užsakovo finansinių galimybių. Nes visą laiką reikia laiko, reikia resursų. Ir apie ką mes šiandien kalbėsim, tai yra apie viešai slaptus įrankius, kuriais iš tikrųjų naudojamės. Mes, aš, jūs ir taip toliau ir panašiai. Tai pasižiūrėkime į statistiką, kurią mes jau prieš tai matėme. Ir pirmi 2 punktai. Naudojasi elektroniniu paštu, naudojasi paieškos sistema. 2 pirmi poreikiai priklauso tai pačiai kompanijai.
Taip, ir mes kalbėsim apie Google. Mailas, paieška, jam priklauso, vartotojų poreikiai ten didžiausi, bet čia su Lietuva lyginant. Pasaulyje aš spėjau kažkas panašaus turėtų būti. Čia yra tik viena istorija, tokia trumpa, prieš 5 berods metus užklydau ant kažkokios straipsnio apie Google, kuriame buvo parašyta, Google'as valdys visą informaciją pasaulyje. Nu, tai buvo kaip iš fantastinės, nežinau, istorijos srities, kaip jisai žinos visų duomenis, kaip tą darys, kaip aną darys. Nu, šiandien dienai mes matome, kad visi sukurti įrankiai, kuriuos mes naudojamės nemokamai, tas nemokamai visą laiką turi kainą. Kaina už informaciją. Ir paskutinės netgi investicijos, tas pats Google Chrome'as, jūs galvojate, tai yra tiesiog patogi naršyklė, ne, tai yra patogi naršyklė, kur jūs sutinkat su Google taisyklėmis. Jie seka visus jūsų veiksmus pačioj naršyklėje. Ir tai jūs oficialiai leidžia, tiesa, tų taisyklių nieks neskaitė. Pirko dar dabar už 100 milijonų kažkokį tai Toolbaro kompaniją, kuri ten turi irgi krūvas vartotojų, vien tam, kad susekti vartotojus, jų pomėgius, jų poreikius internete ir panašiai. Taip, kadangi tai paskutinė pranešimo dalis, tai apžvelgsiu, kągi Google'as mums paprastiem mirtingiesiam iš tikrųjų iš tos visos informacijos, ką jisai sukaupęs atskleidžia. Be to kyla daug abejonių dėl tos informacijos tikslumo. Mes irgi jo nežinom, čia tik tai galima spėti iš viešųjų pranešimų. Taigi, viskas, ką jums reikia naudoti internete, numatant interneto vartotojų poreikius, tai yra 4 Google programos. Tai yra paieška, kurią naudojasi jau šiandien visi, AdWords raktažodžių įrankis, Google Insights, tai yra tendencijų įrankis ir Google Alerts. Su šiais 4 įrankiais jūs galite įsiaiškinti, ar yra jau susiformavęs vartotojų poreikis internete. Taigi pradėkime nuo Google paieškos. Visų pirma, taip, mūsų tikslai. Ką mes dabar darysime? Tai yra, išsiaiškinsime, ko reikia žmonėms internete, kiek jiems to reikia, tai yra kaip dažnai ir panašiai, kuriuo metu net galų gale reikia, kiek pasirinkimo variantų jie turi, tai yra gauna, ir ką jie iš tikrųjų pasirenka. Ta prasme, variantų bus, pamatysit labai daug, o pasirenka tik tai vienetus. Tai va, paieška. Bet čia matom, yra paimtas paieškos langas, kur šiandien daugelis jau matė. Įvedam kažką tai moteriški batai, Google'as mums iškart išmeta dar kelis pasirinkimus. Jo, galvojam, Google'as koks protingas, jisai žino, ko mes galbūt norim. Iš tikrųjų nėra jis toks protingas, jisai tiesiog žino vartotojų poreikius. Tai yra, va tai, kas atvaizduojama yra žemiau, kiti vartotojai jau kažkada vedė ir jie galbūt pradžioje čia batai internetu, tiesiog batai ieško ir panašiai. Tos visos paieškos yra sujungiamos ir algoritmai Google pateikia visą tai. Tai panašios frazės į tai, ką jūs vedate. Kadangi keli vartotojai gali turėti tos pačius pomėgius, mes juos galime grupuoti. Ir tas grupės, tą patį poreikį skirtingi vartotojai gali įvardinti visiškai skirtingai. Tarkim, čia nupieštas alaus butelis su bokalu, nu, kalbėkime apie alų. Vienas supras šviesų alų, kitas supras tamsų alų, tai yra pagal jo pomėgius. Ir tas pats daiktas apibūdinamas keliais tais raktiniais žodžiais. Taigi mes galim sužinoti, kiek pavadinimų tas pats daiktas turi ir mums yra svarbiausia, koks yra populiariausias pavadinimas. Tai yra, kaip masė vadina tą daiktą. Tai yra, jeigu mes žinosim, kaip visi bendrai vadina tą daiktą, mes prie jų galėsim labai lengvai prieiti. Bet šiandien mes ne apie tai kalbėsim, kaip prie jų prieiti, o tiesiog, ar jie yra internete. Taip, poreikių rinka. Kadangi jūs nepardavinėjate vienos prekės ar paslaugos internete, nu, Lietuvos rinka pakankamai per maža tokiai prabangai, jūs visą laiką renkatės kažkokią prekių grupę, kurią galima suskirstyti į tam tikrą rinką.
Tai yra kompiuteris, ten pelė ir panašiai, nu, tai kompiuterinė rinka, galima taip pavadinti. Tai jeigu paėmus visas tas raktinės frazes ir sudėjus į bendrą krūvą, mes gautumėm raktažodžių tokią bendrą rinką. Mus labiausiai domina iš tikrųjų, kiekgi ieško, tai yra skaičiai. Ir visą tai mes galim padaryti su Google Keyword Tools įrankiu. Tam, kad tiksliai nustatyti tam tikros paieškos frazės paieškų vidurkį, reikia, čia vėliau parodysiu, kaip pakoreguoti filtrą, bet kokiu atveju su šito įrankiu, įvedę kažkokią tai frazę, kurią mes sugalvojam, Google'as iškart man pateikia susijusias frazės. Tai yra, jum nebereikia galvoti, kas dar galėtų šioje rinkoje būti populiaru. Jeigu mes tuos pačius batus įvedam, čia mes matom batai visiems, Danija ir panašiai. Ir jų populiarumą. Atkreipkime į pradinį skaičių, va čia viršui, dėmesį. Ta prasme, jeigu mes įvedam kažkokį žodį, Google'as yra suinteresuotas pasakyti, kad mes esam labai dideli ir mes turim visą informaciją ir tikrai daug žmonių, čia realiai tas įrankis skirtas reklamos užsakovam. Mes jam labai daug kartų parodysim jūsų reklamą. Pamačius tuos skaičius, wow, viskas faina, aš jau kaip ir žinau, kiek toje rinkoje yra maždaug vartotojų, kokia yra paklausa ir panašiai. Deja, visiškai taip kaip ir nėra. Bet kokiu atveju tas įrankis mums pateikia skaičiukus, kiek yra ieškomas tam tikras raktažodis. Jeigu mes juos apie tą patį daiktą susidėliotumėm į krūvą ir sužinotumėm skaičius, mes žinome, kad, kaip čia lenteliai pavaizduota, per 2 raktažodžius mes pasiektumėm didžiąją rinkos dalį. Tai 80-70% rinkos tik per 2 raktažodžius. Nekalbu dabar, kaip tai padaryti. Galite užsakyti reklamą, galite optimizuoti svetainę ir per paiešką pasiimti tuos vartotojus. Nesvarbu. Bet esmė ta, kad jūs pasiektumėte didžiąją rinkos dalį ne per 100, o per kelis raktažodžius. Tai yra labai svarbu. Tai vat, tie poreikiai ir yra pats raktažodis. Vienas niuansas. Kai jūs įvedat raktinę frazę į Google Keyword Tools, kaip ir sakiau, Google'as pateikia jums didelius skaičius. Ir dauguma sako, taip, yra didelė rinka, viskas fain. Yra toksai vienas dalykas, šonė kairėje, yra match types. Anksčiau Google'as iš vis kažkaip jų nepateikinėjo, po to atsirado. Tai va, kaip čia, default ar pagal nutilėjimą lietuviškai, jisai pateikia jums bendrą paieškų skaičių. Kaip mes matėm, jeigu įvedam batai, yra daug papildomų susijusių frazių. Tai jisai visų tų frazių paiešką susumuoja ir mes gauname, kad va tokį didelį skaičių. Jeigu mes pasirinksim exact, tai yra tiksliai tokia frazė, kas veda, tai pamatysim visiškai jau kitokius skaičius. Ir kaip matome, žodžio batai ieško 14 000 kartų. Tai yra 16 kartų mažiau negu pradiniam variante. Ir atrodo smulkmena, kažkur ten varnelę reikėjo uždėti, bet tai yra labai svarbu ir atkreipkite tai dėmesį, kai patys matuositės. Taip, Google Insights. Viskas fainai, jūs sužinojote, kad tenai batų ieškoma per mėnesį maždaug 14 000 kartų. Nu, tai reiškia, kiekvieną mėnesį taip yra ieškoma. Ne, nevelnio. Google'as tą skaičių skaičiuoja taip. Sudeda kiekvieno praeitų metų, kiekvieno mėnesio paieškų skaičius, padalina iš 12, nu ir gaunasi tas vidurkis. Tai jūs tą skaičių matote tik vidurkį. Bet kada konkrečiai yra ieškoma labiausiai arba mažiausiai to pagal tą raktažodį, realiai jūs nežinot. Gerai, kad Google'as davė tą įrankį, su kuriuo mes galime tą pasižiūrėti. O čia yra lazeris, labai gerai parodysiu. Tai va, kaip mes matom, batai maždaug čia į antrą pusmetį visą laiką užkildavo. Viskas fainai, mes galim iškart reklamos kampanijas planuotis, kad nuo antro pusmečio labai smarkiai reklamuojamės ar kažką tai darom, kad pasiimti tuos vartotojus. Pirmą pusmetį jų yra, bet ne tiek daug. Ir matom 2009 metus, vėlgi prasideda antras pusmetis, tik tai kreivė labai smarkiai šoko. Nežinau, kas čia buvo iš tikrųjų, reikia pasidomėti. Gal kainos internete batų pigesnės buvo, gal tiesiog visi jau pradėjo, kaip tik krizės laikotarpiu pradėjo krizenti ir ieškoti pigesnių batų, kažkokių kitų įsigijimo būdų ir panašiai. Bet kaip matome, labai keista tendencija 2010 pradžiai. Jinai irgi šokus į pačią aukščiausią lygį.